Labas, vadovė. Adelė! Adelė, slėp telefoną greitai. Bet aš kuriu dokumentinį filmą. Ula, batą užsirišk. O, Milda pastempus kaip vis laik šaunuolė. Ačiū. Gustė, ramta drilė tararai, tu gitarą pamiršai, greitai bėgi. Vėliau, kam visi šitie pudeliai? Aš pasiryžau visom mergaitėm išvirti kakavus. Nu, šaunuolis, gerai. Taip, pristatau jums šios dienos naktinio žygio šūkį. Bendras darbas ir skautybė, geležinė lietuvybė. Visi kartu? Na tai sveiki visi, žinau jau kurį laiką nieko iš manęs negirdėjot, nes feedo žiūrimumas yra nulinis, bet šiandien stay tuned, nes esu skautų stovykloje ir... Ir varau naktinį žygį, tai susitiksim visai netrukus. Štai, mūsų liūdnai pagarsėjusi vieta. Užeinam. Gerai, užeinam. O, čia. Jeigu įsiklausysit, išgirsit kadaise čia stovyklavusių vaikų sielas. Eikit, vadovė. Jo. Einam. Legendinė stovykla Vėtrungė. Įkurta prieš 70 metų. Kadaise buvo viena populiariausių stovyklų visoje Lietuvoje. Man tai kitaip atrodo. Gintai visais laikais buvo gražus miestelis. Bet karo metu sovietmečių daugelis pastatų sugriauti, žmonės išnaikinti, kur jie dingo. Nieks nežino. Kol vieną dieną. Kas be ko? Turi misiją išvalyti mišką ir surinkti visas šiukšles. Pirmin. Bendras darbas ir skautybė. Geležinė lietuvybė. Einam. Bendras darbas ir skautybė. Karoči, nežinau, kiek čia iš jūsų yra buvę skautų stovykloje, bet mus čia verčia visokias nesąmonės daryti. Ten lervas valgiam kažkokias, paskui ten po purvo balas turėjom šokinėti. Blemba, dabar basom čia po šmendrynus. Adeliukai, pasitrauk. Kas, viskas gerai? Ne, pui mane ką tik kažkas paėmė už kojos. Žuvytė kokią nors plaukia pro šalį, varlytę palėtė. Ne, buvo toks jausmas, kad paėmė su ranka. Skautai, galiu patikinti, undynų Mariuose tikrai, žinokit, nėra. Varneliukai, viskas gerai, einam, gerai. Liko porą žingsnių, pirmin, į priekį. Einam. Ramta drilė, tralialia, jūra, oras ir gamta, atvykom! Statom palapinės ir kūriam laužą. Mišką tyliai ropoja gyviai ir mes ropojam kartu su jais. Jie stebi mus iš pasalų, o mes nebėgsim iš mariušių. Esam skautai dideli, einame iš toliai. Nebebaisios mums pavaisos ir tamsa labai gili. Esam skautai dideli, einame išvien toli. Nebebaisios mums pavaisos ir tamsa labai gili. Oi, šaunuoliai. Nu, kas kitas, a? Vadove, tai gal galim išsimaudyti? Juk toks šiltas vakaras. Prašau, būsite geriausias vadovas. Tai būtų nerealiausia patirti šioje stovykloje. Tebūnie, eikit. O tai kaip mano kakava?
išvažiavo į Angliją. Tėtis susirado kitą. Todėl gyvenu pas senelius. Ką čia darot? Eglė, tu vėl su to telefonu. Dar vandenį. Viskas, einam. Einam, sakiau. Kur Ūla? Gusta, juk jūs vandenį trynėtės. Gustė, kur Ūla? Nežinau. Kaip tai nežinai? Ūla! Eik tu šikt. Ne, nu ką tik visus maudėmės. Ir dingo vienas skautė. Blemba, nežinau, tikiuosi viskas gerai. Ūla! Ūla! Ūla. Kvėpuok, Ūla. Čia tipo bairis. Žiauriai juokinga, panu, žiauriai juokinga. Čia tai spektaklis, šaunuolė, Ūla, kitas irgi man. Va, mūsų ten vadovas, tikrai šis vasaras nepamirš. Nu tai ką, sesis, palauk.